Ką čia bandai suvesti? Chaltūrą. Taisau chaltūrą. Kai garažo siena, tai va, iš visų pusę tobulina. Labai čia man blogai gaunas. Labai blogai? Nepuikiai, kaip sakoma. Tai va, nurinkau košę, o atsitiko tai, kad pamiršom daiktes. Čia turi būt durys į sandėliuką, o čia bus dar vienos durys į katilinę. Kad daugiau nepamirštume, kur turėtų būti durys, tai iš anksto pasižymėjom, nes tai yra visiškai normalu, kai įsidirbė. Tai šiandien aš jau Tadą paliksiu ir toliau nebeįamžinsiu. Nes vyras įsiblaškęs duris pamiršta. Man tai čia viskas Tadai normaliai. Nes tos duris, matai, kaip kainuoja duris daug. Planas šiandien turbūt pabaigti Tadui šitą sieną ir va čia iki galo. Bet tik pirmą eilę. Pirmą, po to rytoj kampus turbūt jau darysi. Tai va. Aš šiek tiek prinešiau blokelių į šitą pusę, nes jau taip jau gavosi, kad didžioji dauguma yra šitoj pusėj. O garažą taipogi reikės mūryti, tai kažkaip pasinešiosim. Šiandien atvažiuoja 3 mašinos smėlio. Dar susipilsim. Vėl turim traktoriuką. Ir jau pabaigta yra pirma eilė. Ir kampai jau pradėti dėti antros. Taip išeina. Pirmą aš išlygiuoju blokelį. Aš tada jį pastatau į vietą. Jis biškį nuvertė. Ir važiuojam. Tik tais vis po kokių 3-4 reikia. Nežinau, ar reikia, bet aš va taip darau. Pažiūrėjau lygumą sienos. Čia viskas gerai. Ir kadangi pirma eilė su šniūru išlyginta, aš antrą šniūrą net netempiu. Gal negerai, o gal gerai. Laukite tęsinio, pamatysime vėliau. Laikas parodys. Reikia labai ir su aukščiais nenugribauti iš tikro. Reiktų. Nes čia turi būti toks pats ten.
padarius klaidų pirmoje eilėje, dar galima antroje eilėje sukleis šiek tiek irgi pareguliuoti blokelio aukštį. Tai matom, kad kažkuris blokelis yra žemiau, toj vietoj tiesiog didesnį kiekį kleivų. Nesakyk klaidų padaręs, tiesiog nepuikiai, lygiai, neidealiai. Tai va taip mes ir gyvenam. Sako, klaidų padaręs. Dariau beveik puikiai. 9 su pliusu. 10 bet be pliuso. Tai 10 jau turėtų būti be klaidų. Tai šiandien po truputį išsilyginsim dar šitas krūvas. Reikės nusikast truputį giliau, nes būtent šitoje vietoje dėsis trinkelės. Čia turim apie 7 metrus iki kaimyno. Mūrininkas ilsisi ir bando pasisotinti. Tai ką, jau antra eilė kai kuriuose vietose atgulė. Tik nenudriptas čia vaikštau ant blokelių, kol dar jų yra. Kontūras ryškėja. Kol kas vaizdas dar menkas, nes dar tik antra eilė. Po truputį ir pasidarysim. Nėra labai didelio tikslo mums skubėti. Plius bandom tikrai daryti gana tiksliai. Nesinori ir ten to tinko didelio sluoksnio po to dėt. Liama, kai įsegi koją, kokios 5 iš karto užpuolė. Kas? Bičių, pažiūrėk, visas lizdas po paletę. Čia vieną pritriškiai tu. Tu įsivaizduoji kažkas anksčiau negu mes įsikraustė. Eik tu savo koksai. Bet tai už dyką gyvena čia, aš nesuprantu. Persikraustė. O, įskrido, ką tik viena įvedė. Nieko nėra, biškį raudonuoja. Čia taip neišnaikinsi, žinau. Tu man kandai? Tai žuvo vienas karys. Net girdis, kai išlenda. Nu, šiandien ir vakaras. Ne tik širšių lizdą radom, bet dar ir va kaimyną sutikom. Tai